Sveiki visi, šiandien siunta iš Kinijos. Tiesiog bus štai 2 lemputės ir toks halogeninis prožektorius. Atitrauksiu vaizdą kiek įmanoma. Norėjau parodyti, kažkas nukrito, gal kam įdomu, su kuo aš apšviečiu šito savo video. Tai va, tiesiog yra pas mane va tokie 3 prožektoriai ir įsidedu tokias lempas. Lempos yra tokios labai, kaip sakant, malonios šviesos, nemėlynos, kaip kai kurie mėgsta įsistatyti. Nu, kas filmuojat video, pastebėjot, pas vienas daugiau mėlyniau, gal ten balansas nesuveikia, kas nors, o štai čia yra 2800 kelvinų, tai yra tokia geltona šviesa, labai gerai ir tiesiog ir šitas fotoaparatas gerai subalansuoja baltą šviesą. Ir viskas puikiai veikia. Taip, tai gal pradžią apie prožektorių. Taip, už prožektorių mokėjau, čia pirkau senukose, mokėjau 8,36. Pirkau ten iš viso 2, nu, vieną uždėjau čia ant stalo, nes kitaip netelpa. Taip, matot, dėžė užrašyta lietuviška. Taip, 150 W maksimali lempa dedasi. Šiaip vat minusas jų yra toks, kad jie labai žiauriai kaista. Nu, bet gal nieko baisaus neatsitiks. Taip, maksimum 150, lempas, paėmiau, lempos. Čia yra 2 pakuotė, kaip ir sakiau, nesakiau, kainuoja 2,45 €, tai yra po 80 W. 80 W užtenka, ypač pastačius 2, nu, dar pas mane sena stovi, tai iš viso 3 jau būtų. Kaip matot, geriausia kuo stipriau apsišviesti, nes tada labai lengvai kamerą nustatinėti ir kamera greičiau suveda ryškumą. Va. Tą metu į šoną. Kaip matot, čia Wagner kažkoks kiniškas, ar kinietiškas, kaip čia taisyklingai sakyt. Yra instrukcija, bet jinai, nežinau, nieks jų neskaito. Na, aišku, skaito, kai negali išsiaiškinti, kodėl neveikia kažkas. Taip, va matot, kuo man patinka, kad yra stovas. Galima pastatyti kažkur tai, pritvirtinti. Va, tai jeigu kam įdomu, šitas lempas tikrai rekomenduoju. Jos yra pigios ir svarbiausia, halogenai gerai šviečia, jos tinkamas filmavimui. Fotkinimui, pavyzdžiui, kas fotkina mažus daiktus, ten kaip čia, natiurmortai ir taip toliau. Tik tai čia greičiausiai bus, nors lempos ten, kaip ir sakiau, va, R7S dedasi, bet čia greičiausiai bus per trumpo, nes vieną kartą pirkau, tai reikia palenkti kontaktus. Nors čia ir parašyta, kad būtent tos lempos ir tinka R7S. Nu, dėl smalsumo. Tiesiog pasižiūrim, ką čia gero mums supakavo. Tai yra, kas gero čia padaryta. Lempos reikės, aišku, norint įdėti, reikės atsisukti ten tą visą stiklą, man atrodo. Išsiaiškinsim. Lempų turiu seną pakuotę, va, įdėsiu šitą, naujos kol kas neliesiu. Tai dabar, pavyzdžiui, šitą lempą, ar ne, man tarnauja, va, jau 14 metais, kai pradėjau kažkada filmuoti tuos visus unboxingus, tai matot, kiek jau, pusantrų metų, tai tikrai 2 metai dar nesuėjo. Taip, kas čia yra? Ateina laidas. O, čia prastai. Pliusas, tai yra fazė. Nulis ir žeminimas, ne? Elektrikai. Čia mane turbūt žiūri elektrikai, aš tai ne elektrikas. Aišku, susigaudau, kad turi būti fazė. Ne, nu jo, fazė, nulis ir žemė. Nu, svarbiausia, kad gerai būtų čia prijungta, nes labai kaista paskui. Nieko čia gero, aš galvoju, gal čia bus kokių aparatų pridėta. Tai mes čia viską susuksim atgal.
Ir IP44, man atrodo, oi, nematot jūs nieko vėl. IP44, man atrodo, lyg tai šiek tiek, jo, nebijo vandens, nes čia visur gumos. Nu, ta prasme, nereikia nardinti, bet lietaus gal nebijo. Nu, žodžiu, jūs čia pasitikslins viską. Aš norėjau parodyti tiesiog. Taip, iš dešinės stovi kaip tik šitas prožektorius, lygiai toks pat. Iš kairės stovi stalinė lempa, tai būtų gerai iš kairės dar pastatyti. Kai kurie ten prisipirka softboxų visokių, nu, galima, aišku, bet tai čia, nu, atrodo šviesa švelnesnė. Čia jau, nu, kas jau daugiau ten užsima, tai galima ir taip daryti. Žodžiu, eksperimentuojat kaip norit. Jeigu norit minkštesnės šviesos, iš ko čia kliba visas. Jeigu norit minkštesnės šviesos, tada dedat, tuoj pasakysiu, dedat čia tokį va difuzorių, kokį nors matinį peršviečiamą, kuris nesudegtų nuo, oi, taip nesudegtų nuo karščio. Taip, atsukam čia. Galite, pavyzdžiui, mano viena kolegė, kai gyvenom kažkada bendrabutyje, tai jį tiesiog naudojo tą lempą, nu, šildymui. Užsidegdavo kambaryje, jos labai kaista, tai netai būdavo šalta. Atsidarė. Ai, va, netgi nenusima, puiku. Tai, bandysim įdėti lempą. Ten, taip, viskas gerai. Puiku. Taip, ir labai atsargiai, nesudaužant. Neatsimenu, man atrodo, lyg tai negalima, lyg tai iš tų lempų negalima pirštais liesti, bet aš aišku paliesiu turbūt. Man atrodo, bus per trumpi šitie kontaktai. Oi, kokia jinai apdulkėjusi, nu. Gal ir ne. Taip, pabandom įdėti. Va, matot, čia taip padaryta, kad lempa kabo. Tai vat jų toks minusas, nors parašyta, kad R7S lempom, R7S yra ir yra tos mažesnės, o kitos, jeigu pastebėjot, kiti, čia reikia šitą palengti, o kiti pastebėjot, prožektoriai, būna dideli tokie ir lempos ten ilgos dedasi. Tai va, tai ne šitą palengti, o užtenka va štai šitos palengti, nu bent aš taip dariau aną kartą, bet man nepatinka lempa kažkokia pilka, kaip atrodo kaip kokia apdulkėjusi. Nu dar per blogai, bet jau geriau. Ai, velniop, paliesiu. Ne, rimtai žinau, kad iš tikrųjų kažkur girdėjau, kažkokių lempų negalima liesti. Kokių negalima liesti? Kas atsimenat? O taip dar. Man atrodo, kad kaip tik halogeninių, bet perdegs. Atseit perdega greitai, nu bet perdegs tai ką? Turiu, va, matot, dabar gerai. Kad juda, tai negerai. Sukasi, nu nieko tokio. Bet už tą čia va tvirtai laikosi. Taip, viskas dedu. Gal kažką ne taip darau. Tai pamatysit, kai uždegsiu. Sprogs tada. Taip, užsukam.
Yra dar pigesnės lempos, bet jos be šitų rankenų. Man atrodo, gal ne 4 eurų, gal 7, gal 6, nebe 8 kainuotų. Taip, dabar nebeatsimenu kaip čia. Pasistato taip, tai greičiausiai įsikiš štai taip. Jo. Ar ne? Jo. Bet kaip... Supratau. Šitą nusuksim. Taip, šitą kišim. O. Kažką ne tai padariau. Nu jo. Greit. Bet kaip padaryta? Arba kažką durnai darau. Viskas tvarkoja. Štai iškrito toks dalykas. Įgrūsim atgal. Tiesiog jis negali. O, kaip čia gudriai. Ir įsuksim viską atgal. Puiku. Ar ne? Jo, viskas čia gerai. Matote? Kas nemato, tai blogai. Man pavyko įsukti štai. Kadangi prožektorius stovi ant žemių, galim ir šalia pastatyti. Pas mane stovi čia virš galvos visi. Pabandysim mes įjungti. Matot, toks pigus kinietiškas ale Wagner. Nežinau. Toks lūžtantis. Gal taip palenksiu, nes dabar gali kaip duoti. Taip, čia pastačiau. Susirasim rozetę. Truputį fotiką sujudinam. Taip, dėmesio, atsargiai gali šauti. Ne, nešovė, žiūrėkite. Taip, 80 vatų, štai yra maždaug štai taip. Ir jeigu mes jį, nežinau, fotikas čia gal sfokusuos. Nu, žodžiu taip. Negadinsim, taip ir pakeliu viršų, matot, iš karto atrodo geriau. Buvo taip, o atrodė štai taip. Tai va, man atrodo, kad tai bus geriau. Dar yra tokia viena lempa, tai pastatysiu ten ir bus žymiai geriau. Gerai, tai iki visiems.